Sveiki, aš esu Aleksandras Nemunaitis. Šiandien nusprendėm su tokiu fainu piliečiu Matu Gilevičium pasidalinti nuomonėm. Abudu tokie aktyvūs žmonės, kuriems kaip ir ne vis vien kas darosi Lietuvoje. Esame abudu laisvi žmonės, iš esmės nepriklausomi nuo kažkokių darbdavių. Gal dėl to galim kalbėti tai, ką iš tikrųjų galvojam. Tai man visada malonu kalbėti su Matu. Sveikas, Matai. Labą dieną, Aleksandrai. Iš tikrųjų malonu padaryti pirmą tokį susitikimą, oficialų, galima sakyti, kur žmonės galės pamatyti, kaip mes diskutuojam, nes šiai dienai nepaslaptis, apie ką turbūt visi nori kalbėti, tai apie tą visą kultūrinę suirutę, bet mano nuomonė tai net ne kultūrinė suirutė, bet aš iš viso neatsimenu tokios situacijos, tokio žmonių supriešinimo. Ir net kartais bandai suprasti abi pusės, žiūrėti į vieną pusę, žiūrėti į kitą pusę, bandyti pateisinti kažkokius sprendimus, bet tokio racionalaus pateisinimo kaip ir nėra. Ir kas svarbiausia, kad nėra to tokio konstruktyvumo savo nuomonės, turint savo nuomonę eiti iki galo. Sakykime, nesvarbu, ar tai iš prezidento pusės, ar iš pilietiškos pusės, deklaruojama, kad eisiu iki galo ir po to situacija kardinaliai apsikeičia ir tai vyksta praktiškai kas 2 dienas pasikeitus orų. Ir čia yra iš visų pusių, net ne 2 pusės, čia daugiau tų pusių yra. Ir visi žmonės yra paimami įkaitais ir išskirstomi žmonės į komandą, sakykime, net nežinau, kaip į poziciją, opoziciją kažkokią, tai ir toks didelis supriešinimas. Ir iš tikrųjų labai nemalonu stebint visą šitą vaizdą. Bet turbūt reikia, aš prieš kelis mėnesius jau sakiau, kai tik prasidėjo jau kalbos apie naują koaliciją, kaip čia greičiausiai bus, bandžiau atspėti portfelių kiekį, kuriam iš esmės atspėjau. Ir tada aš buvau pasakęs, kad energetikos ministro tai jau tikrai nieks nejudins ir nieks niekam neatiduos. Tada buvo labai keista žiūrėti, kai visgi buvo atiduotas Nemuno aušrai, nebent. Irgi buvo tokios diskusijos, taip toliau, ir tada aš galvoju, blemba, nejaugi aš taip galėjau suklyst, kad, tiesiog, reiškia, kažko nesuprantu, net pradėjau save graužti, bet supratau, kad vis tiek teoriškai buvo atiduotas Žemaitaičiui, bet buvo liepta, kad išliktų savo poste dabartinis ministras, nes energetika, čia galėsim kažkada atskirai pasikalbėti, bet čia yra toks tikrai nejudinamas bastionas, tam tikra įtakos grupiai. Taip, tai ir tada, kai visgi Žemaitaitis atsistojo į pozą, ir irgi, tai reikia suprasti, kad jeigu jis jau yra valdžioje, tai tas irgi kainuoja. Taip, tu teoriškai eini į valdžią, kad turėt savo ministrus, kad galėtum realizuoti savo mintis, kad galėtum toliau populiarinti partiją ir taip toliau. Tai jam būt valdžioj, bet neturėt valdžios instrumentų, kaip ir nelogiška. Tai čia aš matau tą konfliktą ir tada, kai supratau, kad nieko nebus, tada prasidėjo tas mainimasis ministerijos. Ir irgi tą buvo keista padaryti, kaip tu mainysi ministerijos, kai jau net paskirti ministrai. Tai ten netoks ir didelis pasirinkimas buvo, ką galėjo jam pasiūlyti. Aš manau, kad ir buvo paduota ta kultūros ministerija ir dėl to, kad šiaip mažai kam reikalinga paprastai, ir dėl to, kad ten yra ta Seimo narė, su kuria galima susitarti, atšaukti ir gražinti tiesiog į Seimo posėdžių salę ir atiduoti. Bet mes prieš tai irgi žiūrovams pasakysim, kad mes prieš tai kažkiek vis tiek, aišku, šnekėjo, bet vis tiek tavo ministerija, ne tavo ministerija, bet turi būti kažkokios turbūt ribos, kokį žmogų tu ten skiri. Nes čia jau, man atrodo, nepriklausomai nuo ideologijos, daug žmonių tiesiog nesuprato šito bairio. Labai gerai pasakėt, iš tikrųjų, ir tos pačios, nešnekėsim, aišku, čia vien apie Nemuno aušrą, bet tos visos deklaracijos prieš einant ir kokios pozicijos buvo laikomasi, aš galvoju, vieni žmonės žiūri į tai pateikta kaip laimėjimas, kad čia kažkokia tai ministerija išsireikalauta, bet, čia, nežinau, man tai kaip pralaimėjimas, jeigu einama deklaruojama, kad tu kovoji dėl energetikos ir paskui viskas kardinaliai apsikeičia. O esmė visų tų ministrų paskirimo, aš galvoju, kad mes kaip ir žinom, kad visi skirtingai suprantam tą demokratiją. Net prie to nesutarėm, kas yra ta demokratija, kokia ta žodžio laisvė. Aš kaip sakau, besąlygiškai tikrai visada visus prezidentus palaikiau, esu pilietiškas, kartais bandau ir tos nelogiškus sprendimus suprasti, bet kai yra pradedama žaisti su ugnimi, su demokratija, bandyti vienašališkai priimti sprendimus, tai jeigu buvo paimta tokia pozicija, aš dabar kalbam apie prezidentą, kad jisai
laikėsi to, kad neskirs Nemuno aušros partinių. Tai aš galvoju, jau reikėjo eiti iki pačio galo. Negalėjo, matai, čia biškai pastabdysiu, nes čia yra svarbu. Atviršiai, kodėl tada spalio mėnesį nieks į tai nesureagavo, nes tai yra antikonstitucinis veiksmas. Ir dabar kai kurie konstitucinio teismo gūrų irgi tą komentuoja, kad tu negali pasakyti ypač iš anksto, kad tu būtent šitos grupelės žmonių net nesvarstysi kaip kandidatais. Priesaikė duodamas prezidentas sako, kad jis turi būti vienodai teisingas visiems. O čia diskriminavimas vien pagal priklausimo partijai, jam turbūt jis sureagavo ir į tai, kad dabar bent jau tu negali tą atvirai deklaruoti, tu galėjai ten apžaisti kažkaip ir pasakyti, nekompetitingas, nefainas, ten nesutarėm, bendros vizijos nematom. Ta pati Šarūno Birutį, pažiūrėk, už ką realiai nepratęsė darbo ją su juo, tai ir dėl to, kad neturi vizijos, ką Lietuva ten, kai vadovaus Europos Sąjungai 27 metais, neturi aiškios vizijos, kaip ką daryti. Tai čia toks, pretekstas. Bet klausimas tada yra, vis tiek turi patarėjų grupę tiek ilgai laikytis šito naratyvo, sakykime, kad neskiriame ir neva tai paskutinę sekundę jau suprato, paskutinės dienos suprato, kad čia negalima taip daryti. Aš iš tikro pasakysiu, mano žmona taip iš nuo šalies stebi, bet vis tiek nesigilina stipriai į tą politiką, bet pamačius tos, vis tiek mašiną užsidedi kažkokią tai laidą, klausais ir prezidento pusės, ir kitų pusių, ir pati žmona važiuojam vakare vieną girdi, ten, sakykime, pareiškimą, ir kitą dieną kardinaliai kitas, ir net juokas, toks, sakau, ko tu juokiesi. Kad sako, juokinga, vakar visai kitaip šnekėjo, tai čia žmonės, kurie net politikoje mato, ir aš suprantu, dabar bandoma teikti, kad yra kažkokie tai povandeniniai vandenys, kažką čia bandoma išgelbėti, visos pusės sako, kad čia kažkoks sprendimas padarytas dėl valstybės, bet realiai mes matom, jeigu patraukti visą triukšmą į šoną, tai yra didelė baisi suirutė, o aišku, ir konservatoriai, ir kitos partijos, tai tuo mėgaujasi ir dar bando daugiau žibalo įpilti, ir tas teigimas, kad čia mes padėsim, čia kur bus valstybiniai dalykai, bet realiai yra viskas draskoma. Tai, Aleksandrai, jūs pats žinot, pats puikiausias pavyzdys yra demokratijos, kaip taikiai yra perdodama valdžia. Tu nelaimėjai rinkimuose, daraisi išvadas, edukuoji jaunus žmonės, sakai, kas buvo ne tai, pripažįsti savo klaidas ir sekančiose rinkimuose bandai pasiekti geresnį rezultatą. Vietoj to, kad pilti žibalą, ir jeigu mes pažiūrėsime į istoriją, tai pastoviai ta pati istorija. Ir pasijungia žiniasklaidos informavimo priemonės, kur jau, sakau, kartais net ne tai, kad galima kažkuriuose tai vietose ir tą patį Tapiną palaikyti, viskas gerai, bet kai matoma, kad tai yra daroma sistemingai į vieną pusę ir aišku ten, pakritikavom ir konservatorius. Taip, aišku, reikia kažkur kažką paminėti, kad atrodytų visas tas nuosaikiau, bet iš esmės tai matom, labai nekoks vaizdas bendroje. Jo labiau, kad ten buvo, aš suprantu, apie ką tu kalbėjai, visi tie protestai prieš to, kaip turi būti sudaroma valdžia ir taip toliau. Tai už tokius veiksmus visą aną kadenciją tai žmonės buvo vadinami penkta kolona. Nes tu neva bandai veikti prieš valstybę, įvesti tą destruktyvą, dabar tas slysta. Šiek tiek yra kitaip galbūt, kai yra labai aiškus reikalavimai, kultūros ministro. Kaip tu vertini iš visą šitą asmenybę? Aš galiu pasakyti, aišku, neprisistačiau, tai save, jeigu reikėtų prisistatyti, tai sakyčiau, aš visuomenininkas, tikrai ne žurnalistas, tai čia tik pasakau, Aleksandrai, kad aš žinau, kad aš visuomenininkas esu. Ir esu baigęs ir Juozo Naujalio muzikos gimnaziją, Lietuvos muzikos teatro akademiją, mano bičiuliai, jaunystės draugai, kursiokai, yra daug labai stipriai nusipelnusių Lietuvai žmonių ir Lietuvoje, ir užsienį, ir šiuo metu aktyviai toje veikloje. Tai jeigu pasižiūrėsime kultūroje, kokios pačios didžiausios problemos, tai aišku, čia toks paprastas, banalus dalykas, kad per mažas finansavimas. Bet iš tikrųjų yra daug kitų didelių problemų. Tai žmonės dirba pagal trumpas sutartis, dirba pagal individualias sutartis, neturi socialinių garantijų, turi skirti labai daug laiko projektams rašyti, nes viskas yra iš projektų, nesijaučia, kad turėtų kažkokį tai stabilumą. Nėra ilgalaikės vizijos, nes viskas yra labai stipriai fragmentuota ir, sakykime, negalima nieko planuotis į priekį, kad būtų tokia vizija tarp ministerijos ir tarp menininkų. Ministrai labai dažnai anksčiau būdavo keičiami,
Puikiausias pavyzdys, jeigu paimtume, kaip keičiasi ministrai ir paimkime tą patį operos baleto teatrą, nacionalinius orkestrus, filharmonijas, pažiūrėkit, kokiom ilgom generacijom veikia vadovai. Kodėl? Todėl, kad jie turi didesnę nepriklausomybę. Tenais iš tikrųjų valdžia keičiasi irgi demokratiškai, ten yra rinkimai, bet kadangi yra savo srities dideli profesionalai, tai juos ir palieka tom ilgesniam kadencijom, ten tas žmonių ratas yra toksai nedidelis. Aišku, minusas to yra, kad irgi pradirbus labai daug metų galima tas toksai gali ir nepotizmas atsirasti. Jauniems dirigentams ir jauniems vadovams sunkiau integruotis, bet tame yra sistema. O dabar, jeigu pasižiūrėsime iš valdžios pusės, jokios sistemos. O apie naują valdžios paskirtą ministrą, aš nekalbu apie partijas iš viso. Sakykime, paliekam partijas dabar šone, kalbam apie profesionalus. Tai aš suprantu, žmogus baigęs Čiurlionio mokyklą, aš baigęs Juozo Naujalio gimnaziją, žmonės galbūt supranta klaidingai, patikėkite, tenais yra reikalų ir tą mokyklą pabaigti. Yra gal 9 muzikos pamokos kartu sudėjęs ir specialybės, ir muzikos istorijos. Žmogus, jeigu pabaigęs 12 metų, o kartais net 13, nes pradedu nuo 5 metų, tai tikrai jisai turi labai, labai gerą supratimą apie kultūrą, bet esmė gal yra net ir apie patį žmogų, ar jisai pasiruošęs, ar jisai moka komunikuoti, ar jisai yra reprezentatyvus. Taigi čia yra, galima sakyti, aukščiausia pozicija, kuri atstovaus kultūrą. Ir aš suprantu, kaip žmogus pasijautė per tą, nežinau kaip pasakyti, prisistatymą. Aš irgi nenorėčiau būti jo vietoj, kur ten žmonės susistoja, visi yra priešingi. Bet aš paprasčiausiai sakyčiau savo viziją, ką aš padarysiu, o dabar bandoma nukrypti į kažkokius kraštutinumus, pasakoti apie savo senelį. Tai aš suprantu, galima eiti tą jautrumo temą, bet kaip tik parodo žmogus tą savo, aš nežinau, silpnybę. Jeigu tu neturi parodyti, ką iš profesionalios pusės, tai aišku, tu krypsi tada į šonus. Ir aš nekaltinu jo, visi mes žmonės, negalima tyčių. Visiškai nepalaikau to tyčiajimusi, privačių video kelimo, tai aš tai galvoju, kad čia yra dabar standartas Lietuvoje, išsityčioti. Ir kitko, kas parodė? Tapinas. Va tas, kuris nori būti skaičiausias, skaidriausias, taip toliau. Jisai yra daug kas jo nemėgsta, bet daug kas jį mėgsta. Tai va jis rodydamas va tokį standartą, man atrodo, daro labai blogą dalyką. Ir aš nenorėčiau, kad tai būtų atverta Pandoros skrynia, kai mes iš tikrųjų visokius kandidatus arba politikus, kad jie iš tikrųjų bijotų gal net eiti kažkokį postą ir dėl to, kad pradėtų skenuoti, kągi jis ten kažkokį tokio nuveikė. Visi mes turim privatų gyvenimą ir tai yra man atrodo, kad turi būti neliečiama. Bent jau iki tol, kol... Klausimas, Aleksandrai, ką jūs namie nevaikštot su triusikais? Bet tai visgi, matai, tinkamas ar netinkamas, pačiam atrodo šitas kandidatas, kurį mes dabar gavome? Man atrodo, kad, sakau, ypatingai šitoj ministerijai turi turėti žmogus pačias stipriausias savybės, kas yra reikalinga komunikacija su bendruomenė. Kaip mes aiškiai matom dabar, iš tikrųjų tos komunikacijos šitam naujam kultūros ministrui turbūt čia gal jo ir tokia silpnybė, kur jinai turėtų būti stiprybė. Ir aš norėčiau tik pasakyti, kad iš esmės pati kultūros žmonės, jie yra labai jautrūs žmonės, labai emocingi. Ir dabartiniai šitoj situacijai, tie visi boikotai, sakymai, kad atsitrauks iš savo pareigų, ignoravimas prezidento, aš noriu pasakyti, kad prezidentas naiviai tikisi turbūt, kad šita situacija visa taip gražiai ir praeis. Sako, neskubėkit daryti sprendimų. Aš galvoju, tai turėdamas omeny, kad nenukentėtų, aišku, ir kultūra, žmonės praras kažkokį tai atlygį, bet aš noriu pasakyti, kad kultūros žmonės nemasto racionaliai ne ta prasme, kad jie nėra protingi, bet jie eina kaip širdis sako. O šiuo metu širdis sako, kad situacija yra negera ir ją reikia spręsti. Tik tai aš galvoju, kad parodyti būtent tą principingumą, aš nesu už tai, kad būtų destrukcija. Bet jeigu jau nusprendėt šito keliu eiti, parodyti savo pilietinę demokratišką poziciją, tai jau tada eikit iki galo. Eikit iki galo ne ta prasme, kad siekiam čia nušalinti ministrą, bet eikit iki galo, kad būtų aiškiai išdėstoma jūsų pozicija, kad įsiklausytų, nes ta komunikacija ir reikalinga ilgalaikiai strategijai, kad būtų ryšys kažkoks. O ką jau kalbėti apie viešus susitikimus, kur reikalinga ypatingai didelė kompetencija pasakyti kažkokią tai kalbą, motyvuoti žmonės.
kartais, aš kaip sakau, vadovas turi būti ir mama, ir tėtis, ir sesė, ir brolis, visos pozicijos, ir tu turi mokėti ir labai gražiai laviruoti. Kaip ir atrodo šitoj situacijai, jisai yra jautrus žmogus, bet mane iš tikro kaip ir atrodo toksai kaip ir nuskriaustojo pozicijai, bet labiausiai tai liūdino paskutinė pozicija. Aš šiandien ryte, kadangi pas mus laiko juosta skiriasi, paskaičiau, kad jisai jau atsiprašinėja, bet aš nesupratau, už ką atsiprašinėja. O tai čia kaip ir Javtokas be reikalo atsiprašė, paskui gal net gailėsis už tai, kad atsiprašė, nes tada tu pripažįsti kaltę. Šiaip man Linas Kontrimas labai patinka iš tokių komunikacijos žmonių, kuris ir komunikacijos gūrų, bet jis to pačiu ir komentuoja politinius įvykius. Tai man patiko, kaip jis žinių radijui sakė, kad šiaip iš esmės tas jautrumas tai yra gera savybė žmogaus. Bet turbūt ne tuomet, kai tu eini užimti tokio posto, kad tu ją demonstruoji, žinai, tą savo jautrumą, pažeidžiamumą. Ir čia taip, tu turi būti jautrus tiek, kad užjaustum, suprastum kitą žmogų, bet ne pats rodyti tokias silpnybės. Tai nežinau, ar matėjai, pirmadienį Nausėda kviečiasi Ruginienę, o antradienį bus susitikimas su kultūrininkais. Jie ten darys bendrą, kultūros ministras, Nausėda ir matomai kultūros žmonių atstovai. Bet aš tau kur pritariu absoliučiai, kad čia yra tie neracionalūs žmonės. Gerąja prasme. Jie negalvos, kad nu tai ką, vis tiek jau nieko nebus, vis tiek ten, 3 metus jau pakentėkim. Nebūtinai, tiek gali eiti iki galo. Ir šiaip iš esmės visokiom nepasitenkinimo išraiškos turbūt ir turi eiti iš tų tokių laisvų žmonių. Aš tiesą Facebook'e, kaip pavadinau laisvais žmonėm, tai mane ten bandė suvalgyti už tai, ką jie laisvėje, ten finansavimą gauna ir taip toliau, bet aš kitą prasme turėjau, kad jie tokie, su polėkiu žmonės. Ta prasme, kad dažniausiai man menininkas tai yra kažkas toks laisvas, nuo nieko nepriklausomas ir turi drąsos sakyti tai, ką kiti galbūt nedrįstų pasakyti. Aš manyčiau, čia sritis yra, kurioje žmonės turi mažiausiai išskaičiavimo, žmonės dirba iš pašaukimo, juk tai mes žinom, kad medikai kiek daug metų turi mokintis, kad būtų stiprus savo pozicijų, bet mes kalbam apie menininkus, profesionalus, kurie tą daro nuo 5 metų, nuo 5-6 metų, tai mes kalbam, kurie žmonės maksimaliai atidavė savo gyvenimą ir tikrai nedirba iš išskaičiavimo, dirba dėl meno, dėl Lietuvos. Ir sudėtinga labai situacija, bet gal aš norėčiau, kad šita visa menininkų bendruomenė, kultūros žmonių bendruomenė būtų aktyvus ne tik tada, kai tai liečia jų sakykime, asmeninį tą ratą, tik tai kultūrą, bet visame kame. Tai yra, sakykime, rinkimai kažkokie, galbūt taip pat nenusiteikusiems į vieną pusę. Aš kaip sakau, aš esu žmonės, aš net iš esmės net netikiu partijom. Galiu pasakyti, norisi pasižiūrėti kiekvienos partijos lyderį ir aš esu pats iš esmės pozityvus žmogus ir aš matau tuos pozityvumus, ką bandoma padaryti, bet yra didelės esminės problemos, į kurias čia nenukrypsim, gal nepotizmai, šeimos ryšiai. Pasimkime iš politikos, sakykime, vienus iš aktyvesnių žmonių, ir tas pats Matas Maldeikis ir Gentvilas, tai visur, kaip ir patys žmonės išsikovojo savo poziciją, bet tada nepulkime kitų žmonių. Aš kaip sakau, turim žaisti visi pagal vienodas taisyklės. Šita yra esmė, bent jau mano, kad visi turi žaisti pagal vienodas taisyklės. Ir negalima skirstyti į vieną pusę ir į kitą pusę. Čia pusbrolis, čia antros kartos pusbrolis. Tai mes visur galim atrasti tų giminystės ryšio, arba tada būnam griežti, nusireglamentuojam tada, nors greičiausiai įstatymiškai to neįs padaryti, žiūri į žmogaus kompetencijas. Tai tikrai dar kas labai nustebino žiūrint per televiziją, iš tikrųjų aš atvirai prisipažinsiu, atsimenu ponę Oželytę kaip didelę, kaip galima sakyti, visuomenininką, bet kad jinai buvo tokios negražios partijos narė ir kaip garbino Leniną, tai žinokit, atsiprašau, aš vakar pasižiūrėjau, kai sumeti visą tą kontekstą į vieną pusę, aš nesakau, kad jinai nėra už Lietuvą, kad jinai nepalaiko kultūrininkų, bet šitame kontekste tai atveria duris kvailiausiam ir durniausiam spekulacijom. Ir galima ignoruoti tos dalykus, tada žmogus turi aiškiai paimti ir iškomunikuoti, kad tai buvo klaida, kad buvo kažkokios tai kitos priežastys. Jie turbūt labai paprastai pasakytų, negi be viso ko yra ten nepriklausomybės akto signatarė ir
Tai jinai įsivaizduoja, kad vien to fakto užtenka, kad ten viską jie pamirštume ir atleistume. Čia jinai O duosiu puikus pavyzdys, čia mes kalbam apie signatarus šeimoje. Pasižiūrėkim Čichanovskui situaciją. Čia yra šeima, žmona ir vyras. Matė turbūt. Tai čia yra puikiausias pokalbis, tai kuom tu tada gali pasitikėti. Aišku, čia yra visai kiti reikalai, čia galima net neiti tą pusę. Žiūrėk, aš dar kitą noriu dalyką vis tiek į pabaigą paklausti. Mes pašnekėjom gerai apie ministrą, apie tai, kaip reaguoja patys menininkai, bet kaip reaguoja politikai į šito ministro paskirimą. Ir aš čia tave tyčia dėl to klausiu, nes tu toks aktyvesnis žmogus Palangoj ir tavo tas postas apie Palangos merą. Irgi, kas nežino konteksto, tai, kadangi matė turbūt irgi visi, kad daug renginių net atsisako, ir Gitano Nausėdos žodžio, ten knygų mūgiai paprašyti, kad žodžio nesakytų, ten literatūros taryba, tam tikros tarybos net išsiformuoja kaip protesto balsas, bet tai čia tie vis dar menininkai, bet kaip politikai, kai, pavyzdžiui, Palangos meras pasakė, kad kultūros ministras nėra pageidaujamas ten renginyje, kuris skirtas Čiurlioniui. Tai tavo tas komentaras, aš mačiau, kad buvo tikrai pakankamai populiarus. Jeigu gali pats ir kontekstą įvesk ir vertinimą kažkokį. Aš kaip sakau, visą šitą situaciją, kadangi Palangoje gyvenu 5 metus, pats grįžau iš užsienio, 18 metų pragyvenau Jungtinėje karalystėje, buvo aktyvus ir su ambasada ir visi visuomeniniai renginiai. Ir aš pamačiau tas problemas, tokias gilės, kurias galbūt nėra tik tais Palangoje, bet jos yra ypatingai stiprios. Tai mes matom ir autokratinio valdymo tokius požymius, net ne požymius, turbūt net vadovėlinis pavyzdys. Ir šita visa situacija, jeigu žmogus būtų jautrus menui, jeigu žmogus, kaip pasakyti, paprastas žmogus išsakytų tokią poziciją, aš nenoriu, kad atvyktų, sakykime, į šitą renginį, bet šitoj vietoje yra viskas taip stipriai politizuota ir buvo bandoma, nežinau, neklikų, gal sulaukti kažkokio tai didesnio palaikymo, nes šiuo metu Šarūnas Vaitkus Palangoje, aš nežinau, net ne dėl šitos situacijos, bet kad jo neišrinks sekančiose rinkimuose, tai aš esu garantuotas. Ir esmė yra tame, jam slysta politinis kaip pagrindas iš po kojų ir reikia kažkokio tai dėmesio, kažkur būti spaudoje, kad būtų apie tave kalbama. Ir dabar pasinaudoti taip kvailai situaciją. Jeigu mes kalbam apie valstybės prezidentą ir apie tas pačias priesaikas, tai lygiai tas pats galioja ir miesto merams. Tu turi būti nepriklausomas, tu turi atstovauti visas bendruomenės grupės, ką mes šitoj vietoj matom. Žmogus vienašališkai priema sprendimą, kad jisai neįsileis į Palangą. Vienas dalykas, kad Palanga nėra jo, jisai yra valstybės samdomas darbuotojas. Jeigu taip nuspręs žmonės, tai jie gali ateiti į renginį, gali paklausti klausimus. Pagaliau gali sugėdinti tą patį ministrą, jeigu jisai neturės atsakymų į elementarius klausimus, tai ar jūs norėtumėt sekantį kartą eiti į renginį, kur jūs būsit nušvilptas, nuplotas, bet aš dar labai abejoju, ar taip atsitiktų, nes vis tiek žmonės yra išsilavinę, jie nori išklausyti, tikrai, tie žmonės, kurie moka įsiklausyti į kito nuomonę, jie leis bent jau išsisakyti. Bet šitoje vietoje mes matome kažkokius tai raudonus brūkšnius. Ir čia nėra pirma situacija. Tai tie patys Seimo rinkimai, kai buvo sutriuškinti Palangoje, nepabijosiu to žodžio sutriuškinti. Galit mėgti, galit nemėgti Nemuno aušrą. Kažkas gali sakyti, kad aš čia šališkas galiu būti Karolio Neimanto patarėjas buvau. Bet esmė yra tame, aš įėjau tos patarėjus, kad buvau puolamas, nes buvau aktyvus, dariau visuomenę veiklą, įteikinėjo diplomus, tai čia puikus pavyzdys, buvo įteikinėjami miesto mero diplomai, bet kai pradėjau kalbėti apie nepotizmą, apie neskaidrumą, tai čia galima vardinti. Tai čia viskas yra taip stipriai politizuota ir man atrodo, čia šitoj vietoj žmogus prisišaudė stipriai į kojas ir aišku pakenks ir verslui, gal kažkurie žmonės pikti nebenorės važiuoti, nes aš nesenai perskaičiau, kažkas komentarą buvo parašęs ir iš tikrųjų labai daug prikomentavę žmonės atgal, kad boikotuokim, nukentės trumpai verslas, boikotuokim Palangą turim. Man tai atrodo labai kvailai. Dėl ko? Dėl vieno, boikotuokim Palangą, atseit, kad Palangos meras pasimokytų ir čia, kad jį nuversti nuo valdžios. Nesąmonė didžiausia, tai čia savo šaudytis į koją dėl vieno žmogaus, kuris neatsakingai elgėsi, kuris elgėsi savanaudiškai. Dabar boikotuoti kažką, ne, kaip tik mobilizuokitės, ateina rinkimai, nereikia čia nieko nuvertinėti, tam yra, aš kaip sakau, institucijos, teisėsauga, aš čia sakau, nenoriu nukrypti į kitas pusės, kas padarys savo darbą,
tinkamai, kas nepadarys, gal padarys vėliau, kai valdžia pasikeis, tinkama, kaip mes žinom, kad nevyksta tam tikri procesai. Tai mobilizuokitės per rinkimus, va ten jūs galite rodyti, kaip mobilizuotis. Prisiregistruokit prie Palangos, mylit Palangą, važiuojat atostogauti, registruokitės, turit antrą turtą visi. Save žmoną priregistruokit, mamą, močiutę priregistruokit, bus daugiau Palangai pinigų, nauja valdžia, turėsit geresnį kokybišką poilsį. Va čia ir sprendimas, kaip įrodyti savo pilietinę poziciją. Bet man kas dar patiko tavo Facebook postą, irgi taip atsakei, kad jeigu jau toks didelis kultūros gerbėjas, ar ten jam baisiai kažkoks didelės aukštos moralinės normos, tai teatro patalpose turbūt nereikėjo kazino steigti, ne? Arba leisti kažkam. Tai... Čia niekas gi tų faktų neišgalvoja. Tai tenais yra kaip kultūros centras ir teatras buvo, žmonės buvo priešiški aplamai tokiam pačiam kaip faktui. Ne tik po šitų įvykių, bet mes žinom, kad kazino ką atneša destrukciją. Pinigai miestui nuo to tikrai neina, nuo to nepadaugėja. Ir kai mes matom, kad pradedami keisti įstatymai, nes buvo 50 metrų atstumas, negalėjo kazino įsikurti, pakeičiama į 100 ir apie kokią kultūrą šnekam. Palangos apžvalgos ratas, šeimos verslas, bičiulių verslas, kultūros paveldo leidimai nereikalingi, ignoruojami. Tai apie kokią pagarbą kultūrai mes čia galim kalbėti. Jis gal kitaip supranta kultūrą, bet gal tada pakalbėkim kitą kartą, nes man iš tikrųjų buvo įdomu tą irgi pabrėžti, kad kultūrininkai, kad jų protestai aš tai dar suprantu ir gal palaikau, bet kaip politikai, kartais dabar jau ir demonstratyviai dėl to, kad yra ir kitos partijos, ir politikuoja ir leidžia savo neįsileisti į renginius atitinkamus srities ministrus, man čia yra irgi tokia Pandoros skrynios atverimas. Ir jeigu taip ir palaikys kažkas daugiau ir iš tikrųjų miestų merai pagal kažkokią politinę liniją priiminės arba nepriiminės aukščiausius valdžios pareigūnus, čia yra kelias į niekur, kaip valstybė, aš tai taip galvoju. Aš gal atsisveikinimui sutinku su jumis, pasakysiu tokį dalyką, kad kai mes bandome, nors yra konstitucijoje pasakyta, kad galima ir protestuoti, ir kritikuoti, čia yra sveikas demokratinis procesas, ar tu padarytum geriau, čia kalba neina ne apie tai, čia eina apie žodžio laisvę ir niekas nekvestionuoja, miestas atrodo labai gražiai kaip niekad anksčiau, bet esmė yra, kad šitas žmogus ir jo komanda yra paprasčiausiai kažkuriuo tai gyvenimo momentu pametęs kelią. Ir turbūt mes suprantam, kad valdžia, pinigai tai yra didžiausios priklausomybės, didesnė nei narkotikai. Tai va šituo gal ir pabaigsiu, linkiu visiems būti pilietiškiam, palaikau visus žmonės, kurie daro ir tuos protestus už Lietuvą, nereikia daryti kažkokių, kaip sako, skubotų sprendimų, bet tikrai atstovėti, parodyti pavyzdį tai pačiai valdžiai ir atstovėti iki galo savo poziciją, kad jūs būtumėte išgirsti visi. Puiku, aš pažadu, kad aš dar ne kartą tave pakalbinsiu. Jeigu norėsi tu mane pakalbinti, irgi drąsiai, mielai sutinku. Gerai, dėkui, kad šiandien buvai kartu. Gero vakaro jums. Gero vakaro, gero likusio savaitgalio.